Kaip teisingai padaryti hidroizoliaciją prieš mūrint pirmą eilę? Labai paprasta. Paimam ruloninės hidroizoliacijos, dažniausiai bituminės, patiesiam ir viskas. Nes aš YouTube esu matęs, čia lietuvių vieni. Aš netgi pardaviau ten medžiagas, jie paėmė hidroizoliaciją, tepi, tada ant viršaus klijavo juostą, kuri nesiklijuoja, kuri vyniojasi. Ir jūs sakot, paimat, bet tą bituminę hidroizoliaciją ištiesiam ir viskas. Šiaip nėra klaida, yra ir pas mus, sakykime, tas pats Superflex 10 galima tepti, netgi ir Webertech Superflex D2 tepama, papildomai armuojama tinkliukų ir taip toliau, bet būsim sąžiningi gamintojai, tai bus A, žymiai brangiau, B, tai užims žymiai daugiau laiko. Ten tiesiog ruloninės atsipjovėm gabalą, su peiliuku, taip staigiai uždėjom ir viskas labai paprasta ir tarnauja tikrai taip pat lygiai gerai. Tai greita ir pigu. Šiandien kartą bandžiau, dar, aš saudamą, kai stačiau, tai pasimiau pjūklą, sakau, aš taip nupjausiu su kažkokiais smulkiais dantukais. Užsivėlė viskas. Ne, aštrus peilis, ta prasme statybinis peilis arba elementarus peilis tiesiog įrėžė stipriai ir jinai po to netgi plešėsi. Taip, aš bandžiau visą ruloną gražiai, sakau, pjausiu, sakau, čia bus lengva. Čia užsivėlė viskas ir baigiau pjauties ten gal centimetrą, 2 įpjovęs. Ir nei pjūklo, nei perpjoviau.